2008-aisiais Stumbras buvo pasaulinės žiniasklaidos pirmųjų puslapių ryškiausia žvaigždė. Apie įspūdingus įmonės pasiekimus skelbė įtakingiausių leidinių antraštės. Kviečiame pasižiūrėti specialų laidos metų apžvalga siužetą apie neginčiamą Stumbro lyderystę svarbiausiose pasaulio žiniasklaidos priemonėse. Naujo balzamo raudonos devyneros pristatymo šventėje visiems mados gerbėjams Stumbras dovanojo unikalų reginį – paskutinės italų dizainerio Valentino kolekcijos pristatymą. Išskirtinė teisė tiesiogiai transliuoti pristatymo šventę teko garsiajam Fashion TV. Viešėdamas Lietuvoje, Jameso Bondo vaidmens atlikėjas Danielis Creigas kentėjo nuo paparacų ir įsiaudrinusių gerbėjų. Viešbutyje besislapstančiam garsiajam agentui išsigelbėjimu tapo kokteilis ledinės devynerios. Aktorius buvo taip sužavėtas elegantiško gėrimo, jog naujajame filme tradicinį Bondo kokteilį pakeitė į ledinės devyneras. Svarstoma galimybė agentą 007 paženklinti numeriu 999. Garsus krepšininkas Šarūnas Jasikevičius atvyko asmeniškai pasikalbėti su Stumbro generaliniu direktoriumi dėl išskirtinių teisių Ispanijoje platinti Ozone Premium kokteilius. Krepšininkui priklausančio baro darbuotojai džiūgauja ir dėkoja Stumbrui. Jiems nebereikia patiems maišyti kokteilių, todėl daugiau laiko lieka flirtui su žaviomis lankytojomis. Pirmoji Prancūzijos pora Nicolas Sarkozy ir Carla Bruni savo slapto medaus mėnesio metu paparacų užfiksuoti besimėgaujantys brendžių gloriją. Prancūzijos žiniasklaidos antraštės pasipuošė užrašais Nicolas ir Carlos glorija mėnuo, o tai labai papiktino vietos gamintojus. Tačiau prezidentas ir jo žmona savo vartojimo įpročių keisti neketina. Griausmingais fejerverkais pristatyta itin aukštos kokybės Lietuvos tūkstantmečio degtinė sulaukė net Filipinų televizijos dėmesio. Pasak reportažo autorių, šios degtinės pristatymo fejerverkai buvo matomi ir iš tarptautinės kosminės stoties. Įtakingi televizijos kanalai Discovery ir Travel įsigijo išskirtinį garsios amerikiečių prodiuserių kompanijos Screaming Flea Productions kuriamos laidos Three Sheets siužetą apie lietuviškos trauktinės trejos devynerios gamybos procesą. Ypatingo dėmesio sulaukė ponia Aldona. Visa kūrybinė grupė ją vadino mama. Kaip teigia filmo autoriai, Stumbras pati vaišingiausia gamykla iš visų aplankytų, o žodelis makt laidoje pretenduoja pakeisti tarptautinį Cheers. Stumbras savas milijonierių klube nepaisant ekonominės krizės. Populiariausias įmonės produktas originali lietuviška degtinė jau antrus metus iš eilės pateko į prestižinį Drinks International sudaromąjį milijonierių sąrašą. Net apribojus reklamą ir smarkiai padidinus akcizus, įmonė veikia pelningai. Už nepriekaištingą kokybę originali lietuviška auksinė degtinė apdovanota net Rusijoje. Garbingą apdovanojimą zvezda Prodexpo 08 Stumbro marketingo direktoriui įteikė pati Alla Pugačiova, kuri beje visą vakarą jaunajam lietuviui skyrė itin daug dėmesio. Dėl to labai nuliūdo Maksimas Galkinas. Kalbama, kad jis nebesijuokia. Dėl to iškilo grėsmė jo kaip humoristo karjerai. 2008 Stumbrui buvo išties turtingi žvaigždžių dėmesiu. Vasarą pristatytas vakarėlių ženklas Supa 9 neoficialiame šou verslo ryklių vakarėlių reitinge iš karto buvo pripažintas smagiausia vieta šėlti, o kvietimas į Supa 9 tapo labiausiai pageidaujama dovana. Vakarėliuose pamėgo lankytis tokios garsenybės kaip Jonas Bon Jovis, George'as Cloonis, Naomi Campbell, Madonna, Judas Law, o paskui juos ir grietinėlės gyvenimą nušviečianti žiniasklaida. Neapsieita ir be incidentų. Paris Hilton įkelti rengtas Supa 9 nepateko. Kaip aiškino rengėjai, dėl vietos trūkumo. Panelė Hilton į kitas jau Vilniaus dangoraižyje rengtas Supa 9 atskridusi užsakytų sraigtasparnių tiesiog pasiuto, nes ir čia nebuvo įleista. Kas čia per tokie rengėjai? Kaip aš negaliu patekti į vakarėlį? Jie ką nesupranta, kad be manęs vakarėlis tai ne vakarėlis? Spalio mėnesį Italijos spauda mirgėjo nuo pranešimų apie Lietuvos verslo magnatų vizitą Romoje. Delegacija apsilankė žymiausiose sostinės vietose, tarp jų ir Vatikane. Pranešama, jog po šio apsilankymo stebuklingai išgijo lūžusi koncerno marketingo ir viešųjų ryšių direktorės Jolantos Pupkevičienės koja. Kelionės metu tarp Stumbro ir aprangos neišvengta keletos smulkių linksmų intrigėlių. Grįžus į Lietuvą paaiškėjo, kad ponas Rimantas Perveneckas, nešdamas Vaivai brangias dovanas, norėjo išgauti Stumbro sėkmės formulę. Visą šią istoriją sekė ir kontroliavo koncerno iždininkas Vidas Lazickas. Jis nuramino Stumbro vadovų penketuką, kad sėkmės formulė kol kas saugi ir neparduota.
Bet stumbro penketukas neturėtų atsipalaiduoti, nes ponas Rimantas yra laukiamiausias visų stumbro moterų svečias. Gruodžio mėnesį stumbras dar kartą pakliuvo į pasaulio žiniasklaidos akiratį sudrebinęs visą alkoholio rinką žinia, jog 2 savaitėms sustabdo gamybą. Naujiena sukėlė paniką akcijų biržose, tačiau tikroji gamybos stabdymo priežastis išaiškėjo žurnalo Hello reporteriams užfiksavus stumbro darbuotojus besiilsinčius Balio saloje. Pasirodo, stumbras įgyvendindamas darbuotojų motyvacijos programą 2 savaitėm išnuomojo Balio salą, kur visi ilsėjosi po sunkių, bet sėkmingų metų darbų. Stumbro personalo skyrių užplūdo krūvos norinčių įsidarbinti CV, todėl neatlaikiusi krūvio personalo vadovė Žana Gasparavičienė buvo išsiųsta atgal į Balį, dar pailsėti. Stumbro sėkmės formulė ir įspūdingi rezultatai neliko nepastebėti ir įtakingiausio verslo žurnalo Fortune. Šis kasmet skelbė kompanijų, kuriuose geriausia dirbti sąrašą. 2008-aisiais stumbras Fortune Best Companies to Work For sąraše 1 vietoje.